Per greit pagaučiau, aš nenoriu, žinau. Eik tu, ką jūs čia klėdžiat, ponas? Nenoriu čia gėdai čia prie visų. Tu pats gėdas, gėda pelėda esat, viskas jau. Toks vyras ir čia viskas jau, amenuzė tau. O iš tikrųjų tavo tėtis yra Edgar? Eik, tu meluoji, tu Grikės barberis ir taip aišku. Mano tėtis, rosiukas, aš jums sakau. Iš šitaip, nuo šito nubausmės įsiduka, iš daug melagis. Tuoj paklausinėsiu. Parašyk ir velė. Kur gyvena? Pas kartu su manim? Kurioje vietoj? Kokia miestą? Man tėtė sakė, nesakyk niekam. Kad tu čia galvoji, renki informaciją apie mane, tėtė ir tėtė laikų bėgant pakoršti. Aš irgi žinau. Tai jeigu jisai agentas, jisai kaip tik mes ataskaitas jam siunčiam. Tai jūs ir siunčiate, ne visi šerifai jam siunčia. Nu tai va, tai kur gyvena? Jeigu jūs būtumėt gudras šerifas, tai patylėtumėt, o dabar išspėsiu tėčių, kad daug šnekat prie visų. Ne, kokie miestai gyveni, sakyk. Nieko aš nepasakiau, klausiu tik. Nesakysiu. Jisai visi ir taip žino. Tai aišku žino, bet nežinot gal visų namų kiek turim. O tai tavęs vieną prašė. Nežinokit, aš galiu pasakyti sendenyse. Teisingai. Ir jeigu ką, jo veidas sužeistas buvo per pačią aštriausią pasaulinę medžioklę. Nu, man jisai pasako, kur buvo išvykęs. Palauk, paklausysi. Man pasako, kuris buvo išvykęs. Nepasakosiu, neprivalau aš jums pasakoti, nebent susimokėsiu už informaciją. Man jisai pasako, kur buvo išvykęs ir kur susižaloja. Tai pažiūrim, ar sūnus žino, kur tėtis buvo. Jūs tik pats geriau žinokit ir nerinkit informacijos. Čia aš dabar tikslinsiu informaciją, o ne jūs. Tai jūs pasakykit, aš pasakysiu, ar taip ar ne. Į Europą. Kad dar žinot? Nu, nesenai atvyko, prieš 3 dienas vėl grįžo į Ameriką. Ir dar žinau šalį, bet ar jūs žinot? Sakykit. Tai jūsų dabar eilė? Neprivalau. Nu, viskas gerai, patikėjau. Tai berniok? Bet aš nepatikėjau, galiu rišti. Pabandyk tik pagauti, aš tau sakau, žinokit, nepagausit. Jeigu nori tapti šerifu, tai... Gerai, atsakysiu visus klausimus, jeigu šitas dėdė mane pagaus. Ką? Jo, plys. O koks slidus, mano lasas plyšo. Plyšo yra ne tiek. Nu. Tai tau per plišką pagausi. Špičky. Nu, pagausi. Kur tu? Nu. Nu. Žiaplys. Oi. Belai neplyš. Viršininką pagavo. Kaip tai pagavo? Žiūrėkite. Au. Jūs dirbat su tokiais vyrais. Kur mano skrybėlė? Man žemės, o toj paimsi vaikas ir nubėgs. Man nėra. Yra. Va, ima jau. Ima. Dėk man skrybėlę. Paimė. Va. Ant želmutę tu irgi įsidės skrybėlę. Skrybėlę ant želmutę. Nori skrybėlę?